Dar viena praktinė situacija, dar viena draudimo bendrovės manipulacija, apie kurią vertėtų žinoti. Suderinome pakaitinio automobilio nuomos kainą šiek tiek didesnė, negu buvo numatyta ir siūloma pačioje pradžioje. Ir gavo klientas iš draudimo bendrovės vadybininko laišką, kuriame nurodyta, kad didesnė paros kaina yra kompensuojama tam tikrą laikotarpį. Mūsų atveju tai buvo 5 darbo dienos. Klientas klausė, ką man daryti, jeigu per tas 5 darbo dienas autoservisas automobilio nesutvarkys. Tai daryti nereikia nieko, važiuokite kaip važiavę, todėl kad pagal įstatymą numatyta, jog pakaitinio automobilio nuoma yra kompensuojama visą remonto laikotarpį, o jūs neturite galimybės ir neįtakojate autoserviso darbo bei remonto laikotarpio. Todėl važiuojate tol, kol jums autoservisas grąžina jūsų automobilį, o draudimo bendrovė apmokės visą laikotarpį pagal suderintą kainą. Dėl šito galite būti absoliučiai ramūs. Žinokite, kas jums priklauso. O jeigu nežinote, konsultuokitės.